Sąmonės praradimas. Kažkada sakiau, kad taip, aš alpau bažnyčiai, bet buvo vieną kartą, kai nualpau ganėtinai stipriai. Aš pagalvojau, kad aš esu stora. Ir aš su draugais susitarėm, kad nevalgysim visiškai cukraus, nevalgysim visiškai blogo maisto. Manęs užteko 10 dienų. Po 10 dienų mes nuvažiavom į bažnyčią, buvo mišios. Atsimenu, kad skaitėm mes kažką su kažkokia knygelė ir raidės pradėjo plaukti. Plaukti. Ir aš nugriuvau. Mane išnešė iš bažnyčios. Mama sakė, kad dar 1,5 minutės pas mane buvo atmertos akis ir aš visiškai nekvėpavau. Kiek pati aš atsimenu, kas buvo, tai buvo visiškai juoda ir kažkur toli mačiau baltos duris. Jos buvo atidarytos ir iš tenais švietė tiesiog šviesa. Manęs ten nieks nekvietė, nieks nelaukė, bet aš tiesiog jaučiau, kad reikia tiesiog ten eiti. Aš ėjau ir ties pusę kelio supratau, kad ten eiti nereikia. Aš toks sustojau ir tada staigiai atsimerkiau. Išvada, nežinau, tikrai nekartočiau. Nors tuo metu, kai aš buvau užsimerkus, aš nieko nejaučiau. Tiesiog man buvo viskas gerai. Bet supratau, kad aš tikrai galėjau mirti.